Ne? Tai va, labas vakaras dar kartą visom, kas manęs nepažįsta, esu Jūratė. Šiandieną noriu Jums papasakoti apie odos priežiūrą šaltuoju metų laiku ir rudenį, žiemą, bet aišku ir ne tik, mes ją turim tuo metu prižiūrėti. Todėl šiek tiek pasidalinsiu savo žiniomis. Pasidalinsiu gal pirmoje eilėje savo kasdienę rutiną, tai yra rytas, vakaras, nuo ko aš pradedu, kai atsikeliu, tai būtų prausiklis. Aš naudoju šitokį Pabėgo. Šitokį man jisai patinka, jisai gelinės tekstūros ir labai esu įsimylėjusi va šitą kempinėlę. Tas silikoninė. Kas ją naudoja? Kas ją naudoja? Tai yra mūsų. Tai va, po lašiuką ir tada švelniai masažiniais judesiais nuplaunam. Ir tuomet, aišku, yra tonizavimas. Be tonizavimo mes niekaip neapsieiname. Ką tonikas atlieka, tai jisai nuvalo paskutinius purvo likučius, atstato pH balansą ir paruošia odą sekantiem etapam. Ir tarkim, mes jeigu toniko nenaudojam savo rutinoje, tarkim, eina prausiklis ir toliau kremas, tai tada oda pasisavina tik 20% naudojamų priemonių. O jeigu mes toniką naudojam, tada oda pasisavina 70% visų priemonių. Taip, Ramunė. Matai, kad ranką keliu. Girdi, Jūračiukai, iškart pirmas klausimas. Pavyzdžiui, su šituo Jūratė mane pamokė, netgi labai gerai tušas nusivalo. Žinokit, ant tos kempinėlės uždeda biškį prausiklio ir labai švelniai. Netgi tas mūsų skyti style. Tai tik noriu paklausti, ar kiekvieną dieną, nes tai vis tiek yra toks švelnus pilingas, ar kiekvieną dieną tu su ja? Taip, aš kiekvieną vakarą su ja prausiu tušą. Aš kitų ten nenaudoju, jokių micelinių, nieko. Tai aš kuo puikiausiai su šito, tik aišku, švelniai, atsargiai ir nieko tokio. Viskas gerai. Tai va. Ir toliau sekantis etapas tai būtų, jeigu naudoja serumas, ir serumą tai būtina yra užfiksuoti su kremu, kad kremas jisai neišgaruotų, kadangi jisai yra lakesnis. Tai aš naudoju mūsų straigytes. Tai todėl aš jums ir rodau paakių ir veido. Taip pat smūtinsim. Pasakok. Viskas nebėra. Aišku, reikia nepamiršti, kad bent kartą ar 2 kartus į savaitę reikia ir pasidaryti pilingus, susidėti veido kaukės, paakių kaukės. Ir aš esu dabar įsimylėjusi mūsų pilingą su rūgštim. Aha, ir pH. Šitas pilingas maisai yra tobulas. Tuomet aš dedu arba mūsų tas lakštinės veido kaukės, arba su placenta. Jis ir išvalo, ir pamaitina, atgaivina mūsų odą. Ir jau kuris laikas naudoju paakių kaukės, tą mūsų naujieną. Jis yra iš tikrųjų fantastiška. Aš ją dedu vakare, įsitraukiu iš šaldytuvo ir tada jau tą laiką savo skiriu tom visom procedūrom. Paakių kaukę dedu ne kartą, ne 2 kartus į savaitę, ją dedu gal net ir daugiau. Arba būna, kad ir ryte užsidedu, kai būna neišsimiegojusi gerai, būna paburkė paakiai, tai ypatingai jinai atgaivina tą mūsų odą. Tai prašau. O pavyzdžiui, tą kaukę su placenta, kur tu rodė, ne, kad nusilupti. Kiek kartų galima ją į savaitę, ar net rečiau negu į savaitę kartą ją galim naudoti, kur nusilupa? Kur nusilupa, jeigu oda yra sausesnė, tai užtenka vieno karto, 2 jau čia būtų maks. O jeigu yra oda mišri arba riebesnė, tai galima 2-3 kartus drąsiai dėti ją. O žiūrėk, paaugliui galima naudoti ją? Koks 18 metų galima naudoti, ne? Žinoma, čia vos nebūtinybė, kadangi mūsų tų paauglių odas dažniausiai būna gerai nenupraustos, neprižiūrėtos, tai ją tikrai net mano pijus 17 metų. Ir pastebėjau, kad ir ugnėje buvo užsidėjusi vieną kartą, kitą kartą, nes pas ją ant nosytės jau tie komedonai, juodi taškeliai jau matos, tai paskui ateina ta oda švyti, švari, graži, tai tikrai galima. Bet tu buvai minėjus, kad jeigu yra kapiliarai išsiplėtę,
tai stengtis ją rečiau naudoti. Kapiliaram taip, tada ją reikėtų jau rečiau. Dehidratuota oda, sausa, kapiliarai ją reikia rečiau naudoti, taip? Kad nesuaktyvinti visko. Nes kai plėšiam ir tuomet tai gali pasižeisti, išsiplėsti dar labiau tie mūsų kapiliarai. Ačiū labai. Prašau. Irena dar ranką iškėlus. Irena dar ranką iškėlus, biški žvalgykis. Ai, gal jinai ne visus mato, žinokit, kartais biški gal iškėlti. Taip. Supratau. Aš noriu paklausti apie tos diskelius, o kiek juos dažnai galima naudoti ir nuo kokio amžiaus? Diskelius. Rekomenduotum. Aprašyme rašo, kad tuos diskelius galima naudoti kasdien. Aš galvoju, kad pirmą savaitę juos pradėjus naudoti, tai pirmą savaitę galima tikrai kasdien naudoti, nusipilinguojam, užsidedam veido kaukės, pasilepinam, o jau antrą, trečią savaitę, tai jau aš galvoju, kad reikėtų mažinti. 2-3 kartai pilnumoje užtenka. Bet jaunesniai, pavyzdžiui, odai, mano dukrai 18 dabar tik sukako, ar jai vertėtų kiekvieną dieną? Pirmą savaitę jinai gali naudoti kasdien, toliau ne. Bet 18 tai tikrai tinka. Nes čia jos yra lengvos rūgštys, nėra jos labai stiprios, tai tikrai gali naudoti. Jo, aš tik tais bijau, kad neišsausintų odos jai. Ne, šitie pilingai, jie kai tik suaktyvina kolageno, hialurono gamybą mūsų organizme, elastino, tai oda pradės daug daugiau jo gamintis pati. Tai tikrai šito nebijoti reikėtų. Bet žinot, aš dabar prisipažinsiu, kad aš visą dėžutę sunaudoju iš karto ir be jokių problemų. Iš karto? Be sustojimų. Nu, ne vieną dieną, bet, ta prasme, kiek tų pakučių, tiek ir naudoju. Bet mano oda yra stipri, mano stipri oda. Tai naudojai 50 dienų? Ne, žinai, savaitgaliais grįždavau, tai tikrai meluoju, tada savaitgaliai iškrisdavau. Tavo yra riebi oda, tai jinai iš šitos rūgštys jinai reaguoja truputėlį kitaip. Lengviau priimti. Taip, jai reikia daugiau priežiūros, jai reikia daugiau darbo, tai va dėl to. Kas dar nori ką paklausti? Daugiau rankų nematau, varom toliau. Varom toliau. Taip, ir aš šiandieną dar esu pasiruošusi truputėlį pakalbėti apie retinolį, apie retinolio naudą, kiek laiko jį galima naudoti, kiek rekomenduotina. Taigi, kas yra retinolis? Kitaip dar vadinamas vitaminu A. Jo galima rasti ir pas mus maiste, pavyzdžiui, tokiose kaip morkos, kiaušiniai, saldžiusios bulvės, bet kas nori, gali jį įsiterpti į naudojamas kosmetikos priemonės, tokie kaip kremukai, serumai, jį gali puikiai naudoti. Kodėl mes jį turime įsitraukti į savo dienos rutiną? Pirmoji eilėje, ką retinolis daro, jis skaistina veido odą, sumažina spuogelius, randelius, neleidžia odai užsikimšti, tai yra atsirasti tiem juodiem taškeliam, vadinamiem komedonam, arba jie gali būti ir šviesus. Tai padidina kolageno, elastino, hialurono gamybą mūsų odoje, sulėtina raukšlelių atsiradimą. Taip pat jisai padeda ir su pigmentacija, padeda ją šviesėti. Jeigu mes pradedam naudoti retinolį stipresnės koncentracijos, tai jį reikėtų naudoti labai atsargiai. Kaip pradedančiosiam, tai užtenka vieną kartą savaitėje, vakare, prieš einant miegoti bent valandą laiką, užsitepam ir užtenka. O tos, kurios naudoja jau dažniau, tai 2-3 kartai į savaitę ir yra labai gerai tada. Kaip retinolis veikia? Retinolis prasiskverbia į gilesnius odos sluoksnius, tai yra į dermą, kur oda atsinaujina.
tai yra regeneruojasi, kur pasišalina negyvos odos ląstelės ir tada susiaktyvina hialuronas, kolagenas, elastino gamyba. Kažką sakė. Ne, aš tik tai biškutį prieš tai norėjau paklausti, tu sakai 2 arba 3 kartus, bet jeigu retinolis yra mūsų kosmetikos priemonė, tai gaunasi, kad mes visą laiką naudojam. Ar tu turėjai meni, kad jį kažkaip dar atskirai savo vitaminų? Aš kalbėjau apie tai, tos, kurios naudoja stipresnės koncentracijos. O tai, kas yra pas mus kremuose, tai irgi neturėtumėm užtęsti jo naudojimą. Tai, tarkim, pradedam rugsėjo mėnesį ir tada galim naudoti jį rugsėjais, spalis, lapkritis, gruodis ir tada darom pertrauką, nes pilnumoje užtenka 3-4 mėnesių to laikotarpio ir tada būtina net tą pertrauką pasidaryti. Jį galima tada pakeisti į vitaminą C, priemonės serumai, kurie yra su vitaminu C, kremuose būna vitamino C, veido kaukėse. Tai va, atsakiau? Žiūrėjau, sakyti, dabar jau pasako, kur pas mus yra jų, ne? O gal dar mergaitės kažkokių klausimų turi, ar ne? Aš irgi norėjau tą paklausti, kad kuriuose būtent produktuose mūsų jo yra. Ar tu gali pradėti pasakot, kur yra? Tai tu esi pasiruošusi parodyti, ne? O TND mums siūlo priemonių liniją su retinoliu, kur jo yra gan nemažai, tai yra Snake Factor linija. Tai yra tonikas, kremas, paakių kremas. Taip. Taip pat jo yra ir peptiduose, peptidų serume. Retinolis tai yra vitaminas A ir peptidai, jie vienas kitą papildo. Kadangi peptidai tai yra baltymo sudedamoji dalis, tai jie puikiai tinka. Sustiprina odos drėkinimą, sumažina smulkių raukšlelių tinklą, pagerina odos kokybę, spalvą ir reljefą. Taip pat ir mūsų kaukės, hialuronas, peptidai. Taip. Snake Factor linija, kuri skirta odos elastingumui ir raukšlytėm, kurių sudėtyje yra gyvatės mamušos taukai. Ar žinot, iš kur gaunami mamušos taukai pas mus TND? Yra sakę, bet iš kur yra išgaunamas tas ekstraktas? Iš gyvatės odos, kai išsineria, iš tų išnarų. Taip. Taip aš suprantu. Taip, nes kadangi pas mus TND kompanija jinai nedaro eksperimentų su gyvūnais, tai dėl to yra išgaunama tada, kai jinai nusineria. Taip. Šito kremo sudėtyje taip pat yra polinesočiųjų omega-3 šaltinis, ląstelių aktyvatorius, hialurono rūgšties druska, gliukozės disacharidas, tai va, visa tai yra mums į naudą visom raukšlytėm, odos regeneracijai ir atsinaujinimui, pigmentacijai ir mūsų skaisčiam, lygiam veidui. Ir pagal tai supratau, kad šito retinolio yra brandesniai odai skirtom linijom, ar ne? Nes ir tos peptidais yra brandesniems skirtos. Retinolį galima pradėti naudoti jau nuo 35 metų, taip saikiai, o nuo 45 metų tai jisai jau yra kaip ir būtinybė pas mus rutinoje. O peptidų serumas taip pat jį gali pradėti naudoti jau nuo 25 metų, nes kadangi pas mus organizmas jau daug mažiau jo gaminasi, tai reikalinga mums duoti iš išorės, nes su maistu mes galime gauti nepakankamai. Papildus taip pat ne visi atsakingai naudojam, vartojam. Tai va, iš išorės visą tai labai reikalinga. Kas naudoja peptidų serumą?
Kokį poveikį pastebėjot, kiek ilgai naudojat? Jau neklausinėk. O man įdomu. Man Aš tiesiog- dabar man visai tiesiog neseniai smagu. pradėjau naudoti. Kaip? Sakau, Aš ir visai neseniai neiš... pradėjau- Nu, Irena dabar. Aš visai nesenai pradėjau naudoti, nu kaip nesenai, prieš 3 savaitės turbūt. O, nu nežinau tą poveikį, kokį pastebėjau, turbūt nelabai, nes man labiau patinka su dumbliais tas serumas. Ai, Mhm. hialuronas. Jo, šitas labiau patinka. Man tas peptidų, mano oda yra labai sausa ir jis, man atrodo, labai greitai įsigeria ir, nu, ta prasme, dar išsausėja ta oda labiau. O tas su dumbliais taip švelniai padengia tą odą ir jis net tiek greitai, nu, negalima sakyti, kad jis išgaruoja visiškai, aišku, jis įsiskverbia į tą odą. Tai nežinau, gal aplinkiniai geriau mato, ką daro. Ne, Peptidai tai yra smulkiausia molekulė, kuri labai greitai jinai susigeria į mūsų odą ir jinai daug greičiau patenka giliai. Tai galvoju, kad jūs turite jį panaudoti ilgiau, dar kokias 3 savaitės, nes tas rezultatas dažniausiai yra pastebimas, kai priemonės naudojam 4 savaitės ir tada jau tu matai tą tikrąjį rezultatą. O apie tą kolageno serumą, jisai gali būti šiek tiek jums sunkesnis ir jisai užsilieka daugiau ant odos paviršiaus ir ne taip giliai įsiskverbia, tai dėl to jūs jaučiat tai, ką jaučiat. Tai vadinasi, tas peptidinis geriau yra. Jo, jisai labai giliai, jisai patenka ir ten primaitina odą giliai. jo, ir žinai, Irena, iš tikrųjų, o tam serumą, tai man, aš sakau, kaip Jūratė klausia, kaip jaučiatės. Nu, aš tikiu, kad ten, kadangi yra 6 peptidai ir jie daro savo darbą, Taip. jie vieninteliai įlenda į gilesnius odos sluoksnius. Tai va, nu, aš tikiu, kad gerėja. Aš tai, Emocija faina. aš tai žinokit, ne tik tikiu, bet kaip, pavyzdžiui, ką aš pastebėjau. Pas mane yra, kadangi aš jaunystėje buvau strazdanuota, tai dabar pigmentinių dėmių atsiranda, ypač iš pavasaros arba vasaros metu. Tai, pavyzdžiui, man tas serumas su peptidais, man jisai šviesina odą. Aišku, oda tai man iš vis labai smagi, labai, nu, ta prasme, man labai maloni, man labai tinka. Šiaip esu tokia, kaip sakau, įnoringos odos turėtoja, todėl ir ten nepamilau, nes radau, kas man ten tinka. Tai va tas serumas man tikrai tinka, nealergizuoja nieko, bet man šviesina odą ir tie, nežinau, Jūratė sako, komedonai, ar kaip jie ten vadinasi, bet vienu žodžiu, tie juodi taškiukai, jie man mažesni. Nu, ta prasme, arba jų nebūna. Ir man labai švelni, labai tokia smagi oda. O va su dumbliais, man jisai toksai, aš jį jaučiu, pavyzdžiui, aš jį užtepu ir aš jį ilgai dar jaučiu ir mane tai nervuoja, o tas va man labai greitai juo susigeria. Bet tikrai tą pojūtį pamačiau, kad tikrai oda šviesesnė ir man jis labiau patinka. Labai smagu. Labai smagu. Taip, nes peptidai jie padeda kovai su infekcija, tai dėl to ir ta oda yra šviesesnė, kai yra sąžiningai produktai naudojami. Jo, sakau, o yra žmonių, va, pavyzdžiui, Birutė, ne, jinai tik hialuroną renka. Bet, nu, kiekvienam žai savo. O kaip Irena sako, man hialuronas jaučiasi ilgiau, o aš hialuroną užsitepu ir aš jo nebejaučiu. Galvoju, tik aš nieko neužsitepu, peptidus biškį dar jaučiu. O Birutė dievina hialuroną, žodžiu, ne tas žodis. Tai va, tai Jūračiukai, tepam serumą ir tepam kremą, ar ne? Taip, kremas yra būtinas, nes kaip ir sakau, kad serumas yra jisai lakesnis ir gali jisai išgaruoti ir jisai bus kaip ir niekinis praktiškai, tai kremas tai yra būtinas. Ant viršaus. Taip. Tai žodžiu, prausės. Ryte galit serumą ir netepti, bet vakare tai jisai yra būtinas. O Jūratė, o pavyzdžiui, to retinolio šarmo linijai rastum ar ne? Iš tikrųjų, tai mes pačios galėtume pasiklysti, bet kai yra ko paklausti. Šarmo linijoje retinolio aš neradau, bet
Bet yra peptidų, tai reiškia retinolio. Bet yra peptidų, taip, tai irgi, tai kovai su pigmentacija, odos tam putlumui, skaistumui, tai tikrai Putlumui. Kai oda atrodo putlesnė, netokia pavargusi, suvytusi, papilkėjusi, oda būna pakelta, tai tikrai peptidai ten randami ir puikiai tinka. Jeigu žandukai pasipūtė, vadinasi, naudojate peptidus. Iš vidaus. Kai klientė pas mane buvo atėjus ir sako, ta mano oda tokia kaip debesėlis, jin tokia švari, šviesi ir tokia nuputlinai, tai kai yra oda prižiūrima yra, tai tikrai va tokį vaizdą galim pastebėti. Ir neatsimenu, kas, kur ir kaip ir kada, sako, man nesusigeria visi kremai, nesusigeria tonuojančios priemonės. Tai čia irgi atsakymas būtų tai, kad mes nepilnai nuvalom odą, jei neskiriam dėmesio, nepasidarom pilingų, neužsidedam veido kaukių, neskiriam savo laiko, todėl tos visos kitos naudojamos priemonės mums gaunas tepi ir jos taip lieka kaip kaukė, tik paviršiai. Batsiuvys be batų. Kaip ir dažniausiai. Aš jau save pasilepinau čia prieš kelias dienas, tai pasidariau procedūrai, nusipilingavau ir užsidėjau veido kaukių ir visko prisitepiau, tai dabar visą laiminga. Prieš renginį aš irgi pilingą panaudojau, bet iš tikrųjų, tai sakau, kartais pykstu ant savęs, sukrauta visko, bet, ir tie pilingai džiaugiuosi, geriausiu atveju, jau aš labai savim džiaugiuosi, nuprausiu su prausikliu vakare, nors Rasos kažkada velnių gavau, sakė, kai aš pasakiau, kad ryte be prausiklio, prisimeni, kur mes ten buvom, Dubai, kai ten sakė velnių visom. Žodžiu, sakau, džiaukitės, kad aš nuprausiu, patonizuoju ir su kremu, o jau kaukė, žodžiu, tai dabar labai atradau tas pagalvėlės, bet aš rytais iš šaldytuvo išsiimu ir dedu tos pagalvėlės, tai tikrai jos yra nerealios. Tai va, mergaitės, tai nepamirškit, kad rudenį labai reikalingas yra retinolis, peptidai, jie vienas kitą papildo, jie vienas su kitu labai gražiai bendrauja, draugauja, tom pačiom raukšlytėm, pigmentacijai, odos regeneracijai. Skirkit laiko savo, kad ir vakare 50 minučių procedūrom, pilingam, veido kaukiam ir tie rezultatai tikrai jūs džiugins. Ne visada būsit jaunos ir gražios. Taip, bet prisižiūrėti save laiku tikrai galima ir vėliau turėti mažiau investicijų ir į save. O kiek kartų į savaitę jūs susidedat veido kaukę? Greit prisipažinti. Laura. Viena šaunuolė. Amanda. Aš tai tikrai vieną kartą tikrai užsidedu. Ir nusipilinguoju ir užsidedu. Vieną kartą. Galiu pasakyti, ką mama sakė. Aš tai 2 kartus į mėnesį. Mama sakė per 10 metų, ne per visą gyvenimą 2 kartus, koks 10 metų. Aš pilingą naudoju, bet kaukių dar ne kol kas. Amanda yra jauna, bet vis tiek yra kaukis tas gerai, jeigu tik prisiverti save blempa. Jauna, bet ir ta jaunai odai reikalinga veido kaukė, kad ir ta pati alijošiaus veido kaukė, agurko kaukė, tai jos yra tokios lengvos, muležinės, tai tikrai gali drąsiai įdėti. Tai man tai geriausias variantas. Natūralus antiseptikas. Man tai geriausias variantas kaukė kremas. Užsitepiau, kai pamiršau. O šitų aš nelabai mėgstu. Man geriau arba tos muležinės, arba dar karts nuo karto tos plėšiamos, tai taip. Tugi pas mus FIFA. Ne, nesakyk. Aš jautis. Rasa, kiek tu kartų dedi kaukę? Sakė 2 savaitės kartą. Aš 2 kartus į mėnesį. Tai 2 savaitės kartą išėjom to paties. Jeigu būn balių daugiau, tai daugiau užsidedu, jeigu būn mažiau, tai mažiau. Bet opakiam. Opakiam tai rytais dedu. Aš sakau. Dabar su raudonuoju dumbliu tai dedu beveik kiekvieną rytą, išskyrus savaitgalius, aišku.
O dabar pakelkit ranką, kas dar nebandė šitų. Prisipažinkit. Mama kelia. Aš Eglutė, nebandžiau. Amanda. Ką? Aš irgi nebandžiau. Nu, gražu, jaunimėlis mūsų, ne? Jos įsivaizduoja, kad Na. aš jaunas ir gražios. Aš nežinau dar kuriuo momentu man čia reikėtų jas rytais susidėti. Kai sportuoji ryte. Prieš Tai pusryčiauji. nebent kai sportuoju, nu. Atvažiuoju į salę su flašeliais po akim. Pasipuošęs. O kas yra naudoja tą veido liniją Sneak Factor? Mama. Kiek ilgai naudojat? Ne, nu, kol sunaudoju visą, bet ar dar kartuoju man? Dabar kokią daną turiu, prieš tai turėjau šarą. Ne, Aš sunaudoju. visai neseniai baigiau indelį. Nu, kaip indelį, abu indelius, rytinį ir naktinį. Tai man ta linija žiauriai patinka iš tikrųjų. Tik tais aš noriu paklausti, nežinau, ar čia mano įsitikinimas, ar aš gerai darau. Aš paakių kremą naudoju tik rytais, vakare neteku paakių kremo. Kažkur kažkada skaičiau, kad naktį reikia leisti paakių odai pailsėti. Ir nežinau, ar ten buvo teisinga informacija ar ne. Aš tai kaip tepčiau tik vakare labiau. Bet aš ir ryte ir vakare. Nu, Jūratė. Aš tai tik tai už ryte ir vakare. Vienaip ar kitaip, nes jeigu pasirūpinam ir vakare veido odą, tai reikia pasirūpinti ir tą pačią paakių odą. Ir nereikia jos apleisti, nes mes kol miegam, oda jinai intensyviau viską savinasi į save. Kai seniau juokdavos maitinasi, aš sakydavau, jo, maitinasi, bet iš tikrųjų. Nu ir tam seminarė buvom dabar irgi. Žinai, svarbu, Irena, toliau biškutį nuo paties akies. Į tas raukšlikės, biškutį reikia, žinai. Tik tai tie, kad pasako žmonės, kad man nereikia paakiams, tai leisti pačiupinėti, žinai, čia šitą odą ir čia, bet niekada irgi nekišu. Na, tau nereikia. Aš reikalingas yra kremas, pats serumas reikalingas paakiam. Ir netgi galima arčiau tos akies serumą tepti, tai tikrai nieko tokio ir yra viskas gerai. Ir tada tos raukšlytės jos būna, kad ir jos matosi kažkiek, bet jos būna daug švelnesnės, daug minkštesnės jos. Aš dar susidūriau su klientėm, kuriuom, kaip pasakyti, graužimą davė tas Collagen Active paakių kremas. Tada aš ėmiau domėtis informaciją ir irgi radau, kad būtent jeigu yra tokie pojūčiai, kad reikia, kur baigėsi akiduobė, kauliukas tas yra, ant tos vietos įtapšnoti, ne prie pat voko, prie pat akies, bet va į tas vietas būtent čia ir viršui, va čia aukščiau. Tai kai aš daviau tą patarimą savo klientai, tai jinai labai džiaugiasi ir toliau naudoja tą kremą, nes jau buvo taip kaip lyg ir pyktelėjusi, kad kas čia per nesąmonė, čia man griaužia akis, taip negali būti. Ir nuo tada aš ėjau domėtis informaciją rinkti pati, galvoju, aš pati naudojau, man nieko nebuvo. Na tai yra jautresnių akių, dar yra čia kai kur tepam paakių kremą, bet iš jo sužinau gerą dalyką. Collagen Active nuo to kremuko, tai aš galvoju, kad ten gali būti ir nuo to pačio kvapo, nuo tų kvapių medžiagų gali dirginti akis ir dėl to. Nes ne visiems tie kvapai tinka ir patinka, tai organizmas gaunasi, kad atmeta tiesiog tas kremas, gali būti, kad jisai kuo puikiausiai tinka, bet tiesiog tos kvapiosios medžiagos, nes šita linija jinai yra daugiau tokia kvapi, intensyvesnio kvapo nei tarkim su baltąja arbata, su šalaviju. Gyvatės linija man irgi, aš sakau, kvapas labai malonus, bet man jisai netinka. Aš pabandžiau ir atidėjau mamą, man atrodo. Tai va, ne visiems ir patinka, gali dėl to ir sakau, kad būti tie visi tokie šaukiami pojūčiai. Dirginimas. Jo, bet šiaip tai kažkada dar, kai tik atsirado šitą pakuotę, prisimenu, tai klausiau rusišką webinarą, tai sako, jisai yra skirtas jau ypatingai, brandesniam, kiek įmanoma amžiau, jeigu ateina brandi moteris ir prašo kremo, tai net už kolageną, ale geriau. Sako, netgi ir tas čia tas paveiksliukas, sako, jis primena laikrodį. Tarsim sustabdom laiką, žodžiu, tai ta gyvatės forma, laikrodį. Bet labai gerą dalyką iš Jūratės sužinojau apie paakių kremą, kur dar tepti. Paakių kremą būtina patepti ir lūpas. Ir lūpų nereikia pamiršti, nes kadangi mūsų paakių oda yra
labai plona, o lūpos taipogi ta oda, jinai visai tokia, ne, plonytė, tai būtina patepti. Tepam patys, tepam ir lūpas. Jom irgi reikia priežiūros. Taip pat reikia lūpas ir nupilinguoti su tais, kad ir mūsų yra lūpų pilingas, bet jeigu mes jo neturim, tai puikiai tinka ir mūsų tie enziminiai pilingai. Nusipilinguojam, tada užsidedam. Aš esu dėjusi ir šitą kaukę ant lūpų. Tai lūpos buvo tokias skaniai putlios. Aš tai žinai, ką dariau. Aš nusipirkau tą 100, nu šio ne pirmą tą pakuotę, kur 100 kaukių yra, ne? Ir atsiranda šitos. Nu, ir tas atidarytas, bet jau to irgi neiškenčiu, noriu pabandyti. Ir tu žinai, ten 100 kaukių, čia vėl 30, 60. Tai dabar tas, kur jau 100 vakarais, jau, nu, praktiškai vos ne kiekvieną vakarą, kiek būnu Klaipėdoj, bededu ir čia. Ką greičiau naudotus. Jo, nes tas lūpas irgi reikia, tikrai reikia. Greičiau sunaudoti reikia. Tu iš to greitumo, ne iš poreikio, ne? Tai va, nu, iš tikrųjų tai greitai jau mums čia ir išsijungs laikas, tai jeigu dar turim kažkokių klausimų, kol turim Jūratę, užduokim. Ir labai fainai, ką žinau, nu va, Jūratė, matai, gyva, sveika. Gyva, sveika. Egle, ką tu naudoji savo dienos rutinui? Va, taip, dabar gausi atsiskaityti savo mokytojai. Prausiklį, po to kremą, aišku, toniką nededu. Neišlaikė egzaminą. Dabar toniką pirkti naudos. Ties 3, sekanti Laura. Nu, Laura, tai šio klausimu irgi ne kažką. Laura nebeturi tiek laiko Aš dienoj. taip ramunė, svarbu nusiprausiu, ką daugiau reikia. Užsitepu ten kremuką, bet irgi neturiu nei toniką. Tikrai planuoju įsigyti. Tikiuosi atras laiko ir užsiteps, ne tik įsigyti. Kuriam 5 metį? Nu, bet aš turiu, matot, dar 2 mergaitės, tai pas mane tik visas priemonės nyksta akyse. Tai... Greičiau sunaudoja už tave. Oi, tiesiog greičiau. Aha. Nes, pavyzdžiui, paskutiniai pleistriukai nuo spogų, tai buvo suklijuoti ant rankenų. Ar ant rankenų? Taip, mažoji sesė patvarkė didžiosios pleistriukus. Jo, tai dabar... O didžiai teko jos naudoti, tos pleistriukus? Ne, aš va dabar Teko, iš tikrųjų labai faina linija. Mano kolegės nerealiai džiaugiasi, kas ėmė būtent paaugliam. Tikrai, pavyzdžiui, viena tai, kur buvo sūnus, sako, išbandėm visus, sako, kiek buvo tepalų, niekas nepadėjo gydytojai prašomas ir jinai paėmė būtent tą rinkinį praeitą mėnesį, kai buvo ta nuolaida labai gera. Tai jinai sako, žinok, sako, kai tik išbaig, sako, aš vėl imsiu, sako, nes sūnus negali atsidžiaugti. Sako, nu gal kvapas, nu jis žalelės yra, bet sako, koks poveikis, tai tikrai net, sako, nu vaik, sako, pagaliau švarių veidų vaikšto. Tai žinok, mano irgi patys didžiausi skeptikai buvo sūnus ir jau, ta prasme, jau visas pasaulis, mano visa giminė naudoja tik ne jie, paaugliukai. Nu ir Kasparas pabandė, žinai, to prausikliu, žinai, jau kremo aš ten nereikalavau, bet bent su prausikliu to. Tai jau kai pasibaigė, sako, mama, parveš man to prausiklio, sako, veidas toks išlikštus kaip nepraustas, liko 1 minutė, tik Laura greit pasakyk, atsimink puslėlinės, ar klijavo tavo dukratinė? Ta pleistriukų. Klijavo. Ir nieko nebuvo, tiesiog jisai apsaugojo jai ir užtraukė biškelį tas puslėles, nes mes su Ramunė... Apdžiavina. Taip, nes mes su Ramunė eksperimentavom su pleistriukais, nes buvo ant lūpų. Kad tie pleistriukai, kur... Apdžiavino, bet nakčiai nedėjo, jinai būtent dieną, eidama į mokyklą, pasiabo kaip negro lūpas, iš tikrųjų, ten puslėjom. Tai svarbiausia, ir maskavo truputį, ar ne, ir džiovino. Svarbu, kad nepakenkė vaikui, mes čia viską eksperimentavom. O šitos pleistriukus, kai tik esu dėjusi savo, kai tik nakčiai, kad ištrauktų tą spogą. Spogą taip, bet ant lūpom puslėlinės mes kalbam. Ant lūpos taip truputėlį kitaip, jo.